Taigi, ir vėl aš čia paskaičiau apie seses Morkas, kaip jos niekaip susitaikyti negalėjo, tai pasakysiu, negaliu nustot galvot, kokios jos kvailos. Apskritai, mano manimu, vienas iš kvailiausių dalykų pasaulyje tai laikyti pyktį visą gyvenimą. Juk tiek malonumų pasaulyje egzistuoja. Pavyzdžiui, pirmas malonumas – pietukai. Tada antras malonumas – skanus pietukai. Ir trečias malonumas – labai skanus pietukai. Duosiu auksinį patarimą. Jei kažkas gyvenime tau nelabai malonus, bet reikia bendraut, laikykis atstumo. Susitik tik kokį kartą per metus, skanius pietukus suorganizuok, žiūrėk ir pyktis išgaruos, ir persona visai maloni atrodys. Pamatysi, skanus pietukai visada suveikia. Rupūžės Petrutės žodis.